Gerbiami svečiai, iš tikrųjų pirmą kartą dalyvauju tokiam dideliam miškininkų susibūrime ir tiesiog pasinaudodamas progą prisistatau. Esu šviežiai iškeptas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius, žmogus, kuriam daugelis iš jūsų, aš tikiuosi, patikėsite savo vaikus, kurie norės studijuoti miškininkystę ar aplinkos inžineriją. Ir, trumpai tiesiog noriu pasakyti, kad pats esu ne tik pagal diplomą miškininkas, bet ir širdį miškininkas. Su mišku susijęs vienaip ar kitaip visas mano gyvenimas ir veikla. Ir ko norėčiau palinkėti visų pirma šitam gražiam būriui kolegų, tai žinoma vienybės ir būti pavyzdžių mūsų jaunai kartai, kad jie tikrai drąsiai rinktųsi miškininko specialybę ir kad jūs kaip tie ąžuolai visada tvirtai stovėtumėt ir būtumėt narsus mūsų gamtos puoselėtojai ir saugotojai. Tai linkiu gražios šventės ir